Labas visiems. Grįžtame į Mountain Blade'ą, Bannerlordą, į Kalradijos žemyną. Žaidžiame mes už Vigorą, kaip pamenam, už Sturgą. Ir kariaujam dabar mes su Šiaurės imperijos mečkai. Mes vat. Mūsų imperija kariauja ir su sultanatu, ir su Vlandų likučiais, ir su sukilėliais, žodžiu, kurių jau sėlė 2, Ravals irgi sukyla. Su Šiaurės imperija standartiškai, su kuria aš pjaunas. Kągi, žiūrėsim, kaip mums seksis duoti kaulus arba gauti patiem į sprandą. Bus matyti, kaip čia bus. Kiek ten gynėjų. Nu, tikėkime, nebus milijardus. Stam. Kur. Orachai, labą dieną. Серьезно? Все rimčiau nebūn. Nu, aišku, bjauru, kad naktis, bet puolu pats. Taip, va. Taktika. Standartinė. Aišku, jisai nepuls manęs, nes jų mažiau. Jie susiras kalniuką, atsistaus ant to kalniuką ir graus ten visą laiką. Harmonikom ir dūdom. Va tokia pas juos taktika. Jas pagrindė pėstininką. Tur biški raitelių, bet raiteliai čia lankininką. Cavalry! Charge! 75 raiteliai, manau, sutvarkys tos kelias lankininkus ant arklių. Infantry! Move! Forward! Archers! Move! Ką nepavėt po velnis? Nieko savo pusius šitį ištobulinti. Ilga šiamo juos aplinkų savi. Tiek tos. Jok tu žioply užstrigęs. Ajaja, mane pataikė. Kažkur tais į kontaplį turbūt. Nespėsim. Infantry! Hold our own! Infantry! Move! Shield! Archer! Forward! Cavalry! Move! Tamsuka, gerai, kad čia sniegą pridrėbta, tai biški matau. Riders! Kill them horsemen! Attack! 86, jis nenukrito, trupužiaus. Labą dieną. Visai gero, kaip jis. O kaip jūs šiek lankininkų sugebė dasibrauti? Archers! Move! Footmen! Light infantry! Tuk, atidarykit, kodėl įsileidžiat. Ačiū maniškai, atvarė pėsti. Nu ir viskas.
Ne vienas sužeistas, ne vienas žuvus. Šaunu. Ne. Enough. Nepaleisim nei vieną. Is that you? Taip, kareivį duodam. Da normaliai. Ką čia galim, ko mes galim pasimti? Yra ietininkai, kapeišikai, vadinasi ietininkai, bet šiaip mes laikom su kirvukais. Turim vieną kažkodėl tais pasiklydusi. Šiaip jie geriau irgi. Nu, paimkim tuos du, bus 3. Vis įdomiau nei vienam. 2 savo kareivius. Tavi imam, tavi. Kada čia gerą galim paimti? Niekada mes čia gerą negalim paimti, galim tik tais pardavimui pasimti. $81. Nu, tų nereikia, viskas. Nu ir kiek ten gynėjų turite jūs pilyje pasikavojusių? 400. Gerai gynas rupūžioks. 500 dabar. 60, ne? Tai. Jie man siūlo nerecesai kažkokie. Man siūlo 3175 pinigus. Paleiskim. Vis tiek su laikus pabėgs. Tai kaip su tokiais tvarkytis mažiukais, va? Puldiniai kaimus deginot niekšeliai. Tu nieko nepadarysi, jų visų neišgaudysi, sunkus atvejis. Mes netaip pardavinėjom, mums reikia tą verną parduoti nebelaisvius. Ne tą paspaudžiu. O kaip perduot belaisvius? Va tada atnaujino ir nebematau, kad perduot belaisvius. Arba aš jau čia kažką užmiršęs. Ne, va čia būdavo. Ne, čia įeiti požemius. Ai, žioplys. Supratau. Jau tiek laiką nebuvom Koloradijoje, kad pradedam pamiršti, ką daryti. Tiek 400, tai aš tokių pilių net nepaimsiu, nes jeigu ir paimsiu, tiek nuostolio, kad geriau būčiau nepaėmęs, vadinsis. Kaip ten sekas, kaimus degin, bet kažkaip nieko nepuol, nei pilių, nei miestų. Įdomiai. Oleks galėtų nusibelsti štuką 200. Bet čia pas Oleką tai armija. Suprantu. Ar perėmė kaimą. Ir ką daryti su to Šiaurės imperija? Jisai gynas konkrečiai. Aš ją palikti negaliu, 374 gynėjų yra. Duburiai jie yra. Čia irgi bus tiek pat iš mano gynėjų. Su kuo jūs kovėtės, kad pasimtas betvarkėt dega?
Oi. Taip, va. Nu, žiūrėkim, surizikuokim, užpulsam parelą ar ne, kol mes bandysim paimtas. GeForce atvaro ant manęs su 200. Ne, jis prajoja, vėlgi nematė, sako. Raganvats čia atsibeldė. Kas dar? Galensų kyla. Mes greit miestų nebeturėsim tokiais tempais. Jo. Ir vėl na žona paėmė belaisvę. Tas talantas. Jis офигенс pulkininkas. Pastovi belangis sėdžiu. План Истияни. Aišku, nu žodžiu, dar tie pagal užduotį baigs sukilti nabagai imperiją prieš mus. Kas tau čia sakilo? Aha. Medicina tau sugebėjo susikelti. Belangį sėdėdams, matyti, ten su medikais kartu sėdėjo. Oi, antras įkis jau paplau. Greitai jį ten sutvarka. Kaip taip greitai statos? Niekšelis, a? Pam, nusamdom visus. Nu jūs griaukit katapultas, o ne sienas. Ne, aš turiu galvoj mūsiškiam griauk katapultas, o ne priešam. Nu, vieną sieną nugriavo, pastatė ugninę katapultą. Karavanas eina į Galendą, Sargotą. Ai, čia ta užduotis. Tegu eina kur nori, vis tiek aš nieko nepadarysiu jiem pakol kas. Taip pat taip jie sukils. Su Sarais pasirašė sutartį, mes gausim po 500 į dieną. Artisijai, nu, tegu eina. Apkamerą paėmė? Ne, nesvarbu, kas pasims. Eikit atsim dabar tuos sukilusius kaim miestus, kol su nieko nekariaujat.
100%. Susilaikysiu, spręskit jūs patys už taiką ar už karą. Mes už taiką ir už karą. Žodžiu, už karą, už taiką. O mes puolam pilį. Galėjau dar palaukti minutę, bet sutvarkysim šito. Tada, man rodos, biškį šiaurę dumsim. Man tikiu, šiandieną mums duos išpult pilį. A neduos, kaip sakot. Taip. Nu, turėtų pėstininkai mano susitvarkyti čia. Rimti dėdės ten susirinkti. Jok, tu sustoji. Labą dieną. Palaukit, ne tas bišginklas, tuoj. Planėlė pas juos irgi tokia frakcija matys. Apsistinė baks iš visų pusių. Viskas? Bėgat? Bėga. Kumeliuk lipk laiptis. Kumeliuk laiptis. Dar ne viskas. Dar liunkininkų yra. Pirma lygiai. Čia lorcijų buvo. Nu, turėtum susitvarkyti pasiutęs tokiu. Kas čia šaudo? Nusiškiu. Bepročiai savo šaudo. O, fontanas. Fontanas, o kur vanduo? Aš žiemą užšalęs, ką aš šneku, aišku, vandenį nieks neduot. Meniu. Du sužydo. Ką tokius? Pėsti. Paleidau netyčia. Nu, ne tą knopkę. Ir tai būna. Taip. 20 kareivių iškyla levelis, lygis. Ir da 4 prašos. Į draugus. Gerai. Kovinę dvasią. Sako, susikelkite. Taip, o mes trauksime. Eintas karavans kažkur tegu eina. Nu, va, to vyra armija, varykit Galendą, jie atsimkit jūs į pavelniais, ką neatsimste. Šarasą, Galendą, Rovaltą, Oleks su 900 kareivių atsau, nuvarykit Šaras.
Taigi ten tų kareivių ten bus 400-500 atsipūtę paimant. Čia jau gyvėjai 400. Švarų ten greit atsimta pilį. Vis ten nebus gynėjų, nesenai užimta. Nežinau, teisingai darau, ne? Padarykim taip. Išsaugom. Jeigu ką, nuo čia grįšim. Kam atiduodat? Kam nori tam atiduokit? Aš turiu pilių pakankamai. Mes dumėm į šiaurę. Aš nieką net nestatysiu. Kur greitai stato, jau tai. Spėsi antrą pastatyti. Nespėja, man rodos. Arčiau negaliu. Taip, čia reik tą jums pas jūs kažkur toj pusėje. Na, jeigu nepakė, aišku, tą pastatytą katapultą jie gali statyti 4 vietose. Instau čia. Tada reik čia staigiai užlipti ir ją paimti. Jo. Aišku, nakmeniu kada sustok pavilnys. Net nebandyk. Taigi aš spėjau. Nu tu. Gi spėjau aukščiau užlipti, aukštai užlipi, nenumet. Tai tą nuveris. Aš pataikiai strėlės kažkas jau. Labai jau viskas. Užsikorėm. 2 batansai elitiniai žuvo. Dar 3. Jie bytų tiesiai per lankininkus. Ai, pas juos dar čia ugninė buvo. Da, į mane pavilnius pataikyti sugebėjo. Na taip, nebešaudysiu dabar. Taip 5 elitinius privedu. Fianus. Ja, 5 sijanus, 1 katapraktą, 1 pėstininką. Nu, čia pėstininką katapraktą negaila. Langininkų 5 gaila. Nu, paskubėjo, reikėjo. Manau, kad paskubėjo, reikėjo tiesiog imti. Išdaužyti jam tas katapultas ir viskas. Bet. Nu, 5 katapraktą.
Dar 6 sužeisti. Nu jo. Belaisvių man čia nieko nereikia. Auk, tu rupūžė jau impilį. Ne, bereikalo pasukau. Vis tiek nepavysiu. Plius pas į 23 kareiviai, kad jis ir surinks kažką. Tokie maži būriai, tokių pilių nepuol. Tikiuosi. 4000 minusai dienai. Spėsiu. Ką jūsų čia riebiai susirinka? Ką atiduodat? Jūrigui. Gerai, Jūrigui atiduokit. Žiūrim, ką turim. Ok, gatova, čia ką. Kareivis nori prisijungti. Reikia sukelti lygį savo kareivukam, kad visi būtų maksimalus. Ne, 28 reikia. Einam greičiau. Stop, kažką per daug atidaviau. $18 500. Nu, o dabar galim pulti. Ataka! A kaip mūsų ten tiek daugiau gavus? A jų daugiau gavus. Archers, forward! Move! Forward! Forward! Move! Move! Forward! Hold fire! Blin, dedu žalos atveju. Sugebėjau nusivožti. Nu, da pasakyk, kad tu nepulsi manęs. Soldiers! Forward! Forward! Не там. Move! Forward! Make a ship arrow! Move! Move! Forward! Move! Forward! Orders! Give them hell!
Va, blindė ten paspaudžiau. Archer, forward! Archers, move! Ой-ой-ой, skaudėja. Archers! Forward! Soldier! Charge! Ne ant turą eit lankininkus ir rovė. Cavalry! Kill them all! Archers! Move! Forward! Form a shield wall! Nors kažkiek mano kareivių, bet nedaug kareivių. Vėl bandalių man lankininkų dasikasti. Nu nieko savo vežiukų, kaip jūs skydėte, kad laikas priimu, a? Horsemen! Move! Bowmen! Move! Move! Forward! Forward! Cavalry, move! Soldier, move! Forward! Move! Bowman, move! Horsemen, forward, move! 7. Nu, daugiausiai žuvo raitinių. Daugiausiai. Soldier, life, proof!
Attack! Viskas. Kažkur ten dar vienas. Du fijanus sugebėsiu įžeisti. Ką jie čia iš to? Ten tas Alicijos katafrazą gal jis jodinėjo. 410 žuvo. Dar likučių yra, nu dar puolam, jeigu liko. Jeigu liko, kas liko, tai gal miko, kai sakant. Nu dabar jau jie mūsų neturėtų pulti. Pagal idėją. Footman! Move! Archer! Forward! Horse! Move! O, tie savižudžiai gynėjai pilies vara į atako. Liuki basi, bet nedaug, bet vara. Sako, mes užpulsim, mes kieti. Infantry! Move! Forward! Move! Nu padėkim tiem kietiem, nes Archers! nebebus greitų kietų. Charge! Koks čardžų? Ne. Man nereik čardžą. Aš netyčia pažymėjau. Ant tų 5 nabago raitelių. Infantry! Hold fire! Footmen! Make a shield wall! Cavalry! Kill them all! Koks kill them all? Ne. Move! Čia gėdu lankininkus pastačiau, kaip juos išienaus dabar nabagus. Order! Charge! Infantry! Fire! Tam, nuskinti. Saugiai tarp jūsų jėdinės, Fijanai. Ne jau. Soldier! Shoulders! Attack! Viskas. Vienas sužydė, ką? Pėstininko. Kaip? Sugebėjo kažkokį tai būdą. Taip, jūs mano belaisvis. Visi dabar jūs mūsų belaisviai. You turned up just 44 kareiviai. Paimkim visus ir atiduosim tai piliai. O belaisvis vėlgi imam pagal klasę.
Taip. 14 kareivių perdodam. Vis bus kažkokia gynyba. Varom Parelą. Fenveina. Uveina. Tai čia bus Fen, tai čia bus Batancas. Gerai. Mes su Batanija tebe kariaujam, jo, ten 2 miestus tie nabagai turi, bet jie savum kariauja. Taip, eikim į taverną. Parduokim nereikalingus belaisvius. Tai vas mums pinigėlį šiokį tokį. $7,000 net. Ne šiokį tokį, o visai neblogą. Jau šitą. Ką jin mok? Ne, man reikia raiteliam. Taip, reikia raiteliam, kas vadovautų. Citadelę perduoti belaisvius. Pam. Va taip. 15 lordas sėdžiu. Čia dai sukilt galim, greitai maistą nėra, nieko nėra. Jo, -18 maistą. Karviukus, paršiukus, kiauliukus, geležies rūdą. Biškių grūdų galim parduoti. Oi, atsiprašau. Taip, vynogių. Mums reikia vynogių. Reikia putojančią. Alyvogių galiu paimti. Negerai, kad sukils miestas. Tie kariavom už jį. Vėl Ganum banda, sako. Ganot banda. Nebeganom bandos. Gerai, parduodam. Kaip ir geresnė, bet jinai labiau badimui, o čia išsmūgė. Oi, -11,000. Atkeičiam. -5,000, ką galim nusipirkti dar iš maisto. Ne, tų nereikia. Žuvies per akis. Žodžiu, tai padarykim tas 5,000. Padovanokim man Parelai, gal nesukils. Nors greičiausiai sukils. Ir įmam dar vienam pilį. Tada šitą Siratą. Amprelai gynėjų 150. Nu, toks neįspūdingai. Penkenon sukilo. Kas dar gali sukilti? Beveik visi miestai sukilo ir kas svarbiausiai, mūsiškiai net neįtų sukilėlių daužyti. Vat tau Oleks kažką čia nesąmonės daro, to vyrs irgi. Ten sukilėliai jie neturi daug kareivių. Taip,
Standartiškai išdaužysim, kad nepraras kareivių. Šiaip labai greit status jie. Kodėl? Klausimas man toks. O strategija paprasta. Viskas, kaip sakant, jau nušlifuota, atidirbta, žinom kokią. Visus 4 pastatėm. Nieko sau. Tai jeigu garnizone dar sėč inžinierius, tai iš viso ten per sekundę pastatą. Jeigu gynėjai taip staigiai stato viską. Nu jo, žinosim. Eroną paėmė be laisvę kažkokį. Kas dabar karą paskelbė, pasakyti jūs man pavardės. Hazuitai, pakariaukim, sako. Bagbajar iš Hazuitskovo hanstvo paskelbė karą Sturgijai. Eilinį kartą, tai vėl visi kariausim. Čia dabar tik, kad su 2 tauteliam te kariavom. tą pilį paimam ir eisim kazuitų mušti. Tikiuosi, kad eisim kazuitų mušti. Arba mumis muš. Greičiau antras variantas. Jeigu mumis muš, pastatom laiką. Jeigu mes mušim, irgi laiką. Ir dar prenumeratą, jeigu mes mušim. Taip, taip. O, Vladė nors jau taiką pasirašyti, netgi 290 pinigų mokėsi dieną. Mes sutinkam. Ne, su Ravangadu 99, su 97. Beveik 100%. Nesikiškim, kaip sustiksim. Ir taip. Atjoja apsisuko ryšiuose, kad majų šunis kiek daug. Nes pasiklydo, neberand kelią per to miškelę, žiūrėjau, pirmin atgal duodu. O, Kuzniecas geras. Jam killyk, jisai tarnauk armijose, neprarant savo būrę. Nu, bratans nuo žonas tai iš vis, nu, antras iki papuoliai belangį. Va, tie du būriai, va, kuo puikiausiai, nu, tik sumažėja, aišku, nes kovės, bet laikos, viskas gražu. Nu. Broli, nebenoriu duoti aš kareivius, vėjus visus praganys. Vėjai bandys degėt kaimus ir jie papuls į belangį. Kaip bandyts koks. O, kaip tik man reikėjo raitelių. Vėlgi mes tas sienas daužom. Tiesiog 300 surinka kareivių, kol aš čia tas sienas mušau. Čia tie imperija kažką jau suk. Konkolus atsiprašant, jau kažką nie čia man prisuks, man rodos.
Dar maistą vienai dienai turi. Nu. Jums šiandien ėdalas pasibaigs. Kur ta avime pabėga? Gerai, puolam. Puolam, kiek čia lauksim? Galėjau palaukti, jie tiesiog garnizons, matom ne, bet jie, vat, nu, grinai garnizons, o ne šauktiniai, jie iš bado miršta. A vat šauktiniai ne, jie turi duonos kriaušių pasikavoja. Davai lankininkų belėkiai prisistatys kriaušiai. Jie pas mane arklysa. Kanau pas atmušė. A tebi mane lankininkai šaudo, mačiau, ne? Ja. Biški lankininkų sumažinkim skaičių. Vėjai iš kažkur atsivilka, nu. Vėl aitis nemok laipį pas man arklys. Beveik užšoka. Beveik nesiskaita. Propuolė. Magic. Ant stogų užsidelė puikiai, laisvė, veikia ant tų stogą. Karlsonui. Du žuvo, du pėstininkai. A, jie dar užsibarikadavo rūpužiaukai, nu. Tu matai? Kokie jie niekšai. Lankininkų nesiūsiu į taip kosmosą turi. 10 katafraktų ir krūva šitų. Buvo 3, vienas jau žuvo vadinu. Jo, vieną turėjau, 2 dadėjau, 2 plus 1, 3. Likę gyvė 2. Arba sužystas. Mačiau, iš čia pabėga, va čia, va. Marmurinis laiptais.
Ai, čia dar jūs. Tamsu, kai roro, nieko nematau. Ai, padėkit. Kur mėlyni. Viskas? Viskas. Užėmėm ir trečią pilį jų. Belaisvė, oho. Imam tuos. Ką būtų ką parduoti. O. Taip. Aš tokia pat turiu. Vėliavą. Ženklą. Kiek ten tų gynėjų? 136 iškart gynėjai. Normaliai. Normaliai, kol Klariau Amparelą spėjo paimti. Net nespėjau pamatyti kada. Parazitai. Nu, dabar mes pulsim šitą draugelį. It's been a while. Kol pilis ėmiau, atsisuku Amparelą užimtą. O! Amparelą atsimsiu, jeigu neateis tie manęs mušti. Plus da čia jų daug. Nu, paskutinė kova šito video bus, manau. Nu, žiūrėkim, kaip, kur man išdėsti. Pakol kas gerai stovi, pėstininkus į priekį, lankininkus dar biškį į priekį, raitelius čia pastatysim kažkur. Aha, nepavyks man tokie planai chuliganai greičiausiai. Taip, pavyks. Viskas pavyks kaip ir planuoju. Forward! Move! Cavalry! Move! Forward! Move! Pakol kas tai. Tu ką, nepuoli manęs? Taigi tavęs daugiau. Bailiukas. Amparelą manau, kad ten gynėjų nieko nepalika, turėtumėm atsimti gan greitai. Čia negerai, kai traukės. Footman! Move! Forward! Move! Riders! Move! Toli bėg žadi. Infantry! Move! Archer! Forward! Cavalry! Move! Infantry! Hold fire! Kad nemėtytų kirvukų savo. O čia pastebėjau, gan efektingi kirvukai. Daug žalos padaro, daug nukert priešo. Kaip ten saka, reikia turėti kirvi, kad apsiginti. Ne? Tai vat jau visi su kirvukais lakstavo. Nu, gal aš ne per arti jūs leidžiu, gal ne. Infantry! Labai gerai. Make a shield wall! Whoa! Kad jie nesutrigintų. Jeigu jis taupo kol kas pasirėdama taip. Labai gerai stovi. Man tai patinka jie taip stovi. Pas mane 5 mėlėm lankiniai kažkodėl užstatyti. Ko neturėtų būti. Nes kada ne visi šauda, reikia 3.
tavo be darbo. Ilgai tu stovėsi, jis pamatys, kad dar daug nuostolių net kompiuteris. Tada puls, bet jį bus palaikas. O, pajudėjo. Horsemen! Forward! Move! Cavalry! Infantry! Infantry! Fire on cavalry! Give them hell! Nu ir kur ta mano kavalerija nusibeldė į pėstininkus, nors aš jiem liepiau pult jų kavaleriją, nu. Forward! Move! O čia blogai. Trenkėsi pėstininkus, nušakės. Nu, vat. Komanda duodi vieną, vykda visai kažką. Cavalry! Charge! Arbaletiniai. Ką taikys? Vien žuvo katafraktas. Nes biškai įvykdė ne tą komandą, kurią norėjau, kad įvykdytų. Nes pasirinkau raitelių pulką, kad pulkit raitelius, ir jie nujoja link pėstininkų. Kodėl? Nežinau. Enough. Taip jūs dabar visi mano belaisviai. 18 kareivių. Galiu perduoti tai pilį, ten šalia. Visus įmam. Taip, belaisviai. Taip, perduokim šitus visus kareivius, o taip va. 18 kareivių. Nu, vis šiokie tokie, kaip sakant. Nedaug, bet gal kiek padės. Kągi, užėmėm. Jau tą Lokaną irgi atsiėmė. Vladovą atsiėmėm. Užėmėm Siratą gaunas. Praradom Amprelą, nes mums hazuitai sumastė mus užpulti. Nu, čia rimtoj laim, Pinkenon atsiminė yra Vangats, to vyrs neaišku ką veik, nors galėtų padėti rimtoj laivėjas. Oleka armija vėl nežino, kažkur išgaravo, išsibarstė Oleks. Reik tam. Nu, 3 kartą duodu jam būrį. 4 kartą nebeduosiu, nes 2 kartus jau sėdėję, braliuks.
Tai šiandien Kalaradijų nuveikėm tiek. Kam patiko video, pastatom laiką, kam nepatiko, žinoma, dislaiką. Visiems iki.